nei klausimas. Ne, tai paklaus taip. Ar dar nebuvo galima numatyti šitoj tvarkoje, kaip ir įstatymai yra apie tą, kaip sakiau, nustatomų šalių tarpusavio susitarimu. Ne, tu galiu pasakyti, 10 bus tai. 10. Ne tai, kad pakankamai kompromisų. Tai sakau, man nereikia, nebūtų atvirtų. Gerbiamą pranešėją Edgaras Kuzdarys, galiu suformuluoti kitaip klausimą. Ne, aš antrą klausimą. Tada aš užduosiu, kas šito teisės, norminį teisės aktą vertina antikorupcinių požiūrį? Tada noriu sužinoti. Čia yra teisės aktas, kuris turės būti skelbiamas ir kas jį vertina tada? Taip? O kaip jūs galvojate? Čia norimis teisės aktas. Atsakykit man nors atveju. Nevertintas, nėra korupcijos. Kaip žinot, nuo šių metų turi būti norimi teisės aktai vertinant korupcinių požiūrį. Nu, sakykime, aš čia dabar gal neįtempas, kad mano skyrius, kur dirbu, vertina lygiai taip pat teisės aktus. Tai va toks sakinys pas mus nepraeitusi, kadangi jis prieštarauja vyriausybės nutarimui ir toksai nepraeitų, kad gali būti tarpusavio sutarimu nustatomi įkainiai. Tai lygiai taip pat bus, kaip Sigitas sako, vieno mėlynos akis tai bus 2 litai, kito bus rudos akis 10 litų važiuoti. Ne, atsiprašau, leiskit paaiškinti. Tai yra toks aktas, tai yra toks o tai yra atlikti, ir aš pasakau, esame iš šiandien tai ir mūsų tikrai mūsų laimos, ir aš leidžiu, važiuoju, kad tai yra masė, tu sakai, tai kaip leidžiama ir yra reikiam taryba tam yra kaip leidžiama statyti, tam ir yra. Jeigu jūs sakai, kad tam mėdė viskas sustatyta, tai nebetenka prasmės šitas sakinys. Nors bandau aiškinti, kaip jūs aiškinti. Aš paprašysiu direktorius. Kadangi ginčas jau pakilo, tai šiek tiek nutrauksiu klausimus. Stiklinių švaistymą. Gerbiami tarybos nariai, norėčiau, kad direktorius įjungtų ir komentuotumėm tą klausimą pasitęsti iš esmės. Prašom. Šiuo atveju, aš nežinau, pritarčiau, kad jeigu yra arba turi jau būti nustatyta, kokiais atvejais tarpusavio susitarimas. Tai gal šiuo atveju, kadangi nustatytos konkrečiai kokios sumos, tai turėtų būti likti tą vieną punktą išimti. Kas sakė, taip, būtent kad iš aprašo. Paskutinis sakė. Tada turiu konkretu, aišku, kad būtent kaip nėra to tarpusavio susitarimo, nėra nustatyto tarpusavio susitarimo. Žaliu šakti, prašau. Galim diskutuoti toliau, mėly. Tai, sakykime, tas sakinys, kad ir gali būti nebūtų tam priedė antrams. Sakykime, aš uždavau klausimą, kaip Stoniškių mokyklą atvežė šiemet Maltas. Tai lygiai taip pat turėjo, aišku, niekas neįsijėmė leidimą ir atvežė lygiai taip pat viršijant šito kelio svorius. Ten 8 tonas neleidžiama, taip? Tai tegu būna, kad ir gali savininkos turimu įdėkim, aptarnaujantis ten valstybinės įstaigas. Tegu būna, kas ūkininkai, kas turi, taigi mes neuždrauskim, dabar gaunas įsivaizduokit. Praplėsti tarybą gali. Tai aš ir sakau, tai gal mes bet išimti įstatymas. Palaukit, jūs galite leisti pakalbėti, tai aš kalbu dabar. Tai, gerbiami tarybos nariai, yra pasiūlymas administracijas ir aš įteiksiu balsavimą su išėmimu. Prašom, registruotis dėl kitų paklausimų. Edgaras Kuzdarys, prašau. Aš pasiūlyt, aš sakykime, ar skubu kažnyrą. Gal patvirtinkim tik tai šitus įkainius eurais ir patį aprašą atidėkime ir pasvarstykim, tikrai čia nėra, kur nieks nedega mums. Ir pasvarstykim, kadangi į kelius tikrai papuola daug ir mūsų įstaigų, kur atsilieps ir kainom ir taip toliau. Nu, gyvenkim protingai į priekį. Aš dėl to kalbu, kadangi Stoniškių kelyje vieną važiavo įmonę ir nubaudė policiją už viršytą masę. Pas mus ženklų viršytų yra N tų pridėta. Nu tai apginkim savo įstaigas, galų galę nepridėkim, neprileiskim tik tiek, kad pamatėm eurą ir varom, ir nežiūrim niekas nieko. Nu padiskutuokim, įdėkim normaliai ir viskas bus. Ir leisim mažiau ūkininkam, valstybinėm įstaigom privažiuoti.
O dabar parašytum įsiaiškinti, kad kiek turiškai atvežė malkas ir būtų bauda. Policija būtų už tą. Mokyklos, nu tas. Bet ten yra ne vietinis. Kaip ne? Vietinės reikšmės. Ir ten yra apmokestinis, kas norės važiuoti iš kantono, reikia mokėti leidimą. O matėte išėmimo sąlygas kokias? Nesąmoningas, niekas nevažiuoja. Gyvulys krito, įsivaizduokit, ir etapą reikia atvažiuoti paimti gyvulį kritusi. Reikia kažkur prieš 2 dienas smirties, atsiprašau, greičiamės įvažiuoti. Nu nesąmonė yra. Tai sudarykim kažkokį normalų aprašą, kad galėtų normaliai reikia, prašai, o ne tiek, kad reikia. Ačiū. Все, įsiliejau. Ir gan teisingai, manau. Na, aišku, ne. Aišku, gaila, kad nekomitetas įsiliejama. Tai yra... Ne, aš siūliau, tikrai sakau, kad direktorius, pagalvokim tikrai apie tą aprašą. Sakiau. Tai svarbus aprašas yra, iš tikrųjų. Iš tikrųjų svarbus aprašas. Važiavo šiemet su elektrinė per žirgyną, griuoju tą žirgą. Taigi kiek tenai buvo problemų, kol atstatė, kol pastatė. Petras Vardas, prašau, klausimą. Nuo 5 metų iki 14 dabar duotas vienas leidimas. Aš vis dėlto noriu pritarti Edgarui, kad šis klausimas tikrai ir tas aprašas nėra pilnai paruoštas. Dabar tikrai tų ženklų prisistatėt, taip pat yra ir ant valstybinis reikšmės kelių ribojantis ženklai. Ne, tai aš kaip pavyzdį jums duodu. Yra reiškės jūsų pastatyti Stoniškės per gyvenvietę, kur tikrai 8 tonos, ten atsistos policija ir baus visus išties iš eilės. Tai vat reikia, manau, tą klausimą atidėti ir jį reikia įsamei papildyti, kad nebūtų problemos. Ne, tikrai, kad niekas skubėtų. O čia tikrai kils problemų, paskui, kada reikės atvažiuoti, daleiskim greitai. Ar yra norinčių dar paklausti? Taip. Žiūrėk, tam sudėtingai nueiti. Tai dabar panaikinam senąjį ir priimsim naują, kitam posėdžiui naują sprendimą. Nebus dabar galiu. O jeigu susidarbuos, reikės kažkam išduoti. Išduokit pagal seną.